Labas rytas, atvykau į tokią užtvankėlę, štai. O atvykau todėl, kad ant upelio nebėja užlipti. Kaip sakyt, viskas apsemta, ledas sutrūkęs, sulūžęs, nuo kranto neužlipsi, nu ir šiaip, jau kai toks ledas, kaip sakyt, upelis su savo srovelę sugadina tą ledą. Tai vat liek dar va tokie va užtvankėlės, ežerai. Nu, ledas geras, tik tiek, kad va tokie biški gal vietom yra košės ir vandens. Tai vat pagavau ešeriuką tokį baisiai didelį. Tai nežinau, žodžiu, pamėginsim mes čia kažką pagauti. Va, atein vietinis per kalną. Bandysim kažką pagauti. Nu jau čia kaip vietinis, tai žinai visas vietas, ane? O tokie va ešeriukai. Nedidelė, bet galima vis tiek smagiai pažvejoti. O, leidžiant, pagrebė. Nu, nenuplėš. Op. O. Sėdėjo matyt. Nu va. Nu ką. Reikia leisti atgal kašį. Man tai jos nereikia. Svarbu pasisveikinai. Na. O, kažką matau ant ledą. Kažką ant ledą matau. Va tokie ir kimba, ne? Jo.
Į didesnių nelabai? Nu, nelabai. Eina savo. Ten, kur, kaip sakyt, kur dar sekliau, tai va tie degtukiniai. Tie degtukiniai dar. O daugiau tai nenori, žinokit, nenori. Niekada. Da pamėginsim biškį čia. Gal biškį tenais pamėginsim keletą skylių arba tiesiog praeisim per senas skylės. Čia biškį sekliau. Nu va, koksai špingalėtas. Ir čia visi tokie špingalėtai. Ne taip kaip upelė. Gražių galima šerių pagauti. Vėjas labai iš tikrųjų užkilo. Ir toksai šalts. Nemalonus. Dar kokių išgręžtų skylių, kaip sakyt, ne sava, jeigu rasčiau. O! Irgi va. Špingalėtas. Nu, tai kaip dabar čia tai reikėtų gražiai išvaduoti. Pavyko gan gerai gyventi, kaip sakant. Nu, viskas būtų gerai, kad būtų tik tais didesnė. Tokie jau mažiukai, kad... Oho. Va. Nu, aišku,
tokius mažus begaudant galima pagauti ir didelį čia. Kaip sakyt, negali žinoti. Gerai, šitie jau atsikando. Čia matos irgi kažkokių tokių kopūstlapių yra. Tai gal ir sėdės tie degtukiniai. O, buvo kibimas. Op. Nu, eik tu savo, ko ne didžiausia šiandien. Jo, tokie. Tokia spalva įdomi. Užtvankiniai, kaip sakyti, šeriukai. Nu, didelis. Jo, žodžiu, ta tokia čia žvejyba, nu ką. O, skambina. Juk pakilo nebloks. Išvažiavau rytą, dar vis taip nebuvo, buvo normaliai. Nu gerai. Einam į deketę. Įdomus vanduo, iš tikrųjų toks mutnas. Nesuprasi, vienoje kitoje eketėje toks kaip ir mutnas, kitoje eketėje kaip ir normalus jau. Nesuprasi, čia nuo laukų gal kaip eina visokie vandenis, gal taip ir atrodo. Ir čia kažkas turbūt irgi ešeriukus gaudęs. Vaikščiojęs, ieškojęs, kaip sakyti. Kelių nemažai prigręžiuota. Vis tiek padaisiu. Tai kažkaip sunkiai. Toks jausmas, kad didesnių ir nėra čia. A taip gali būti. Visi tokie, visi. O šitaip geriausiai išsikabina. Ir viskas, į ką. Porą šerių pagavai čia, eini į kitą eketę čia. Kaip sakyt, su blizgutė irgi toksai gaunas. Čia biški. Prisigrėžiuoja ir eini ratukais. Aš nesigrėžiuoju, aš einu kažkieno grėžiuotom eketėm. Nu.
Jo. Nu, kots tai ir taip, nu ką. Kots ir taip. Šiaip iš tikrųjų, tai aš ir žinojau, kad čia, nu, ta prasme, man sakė, kad ten nedidelį tie šeriukai kim, bet tokia mintis vis tiek buvo, nu, tai gal papuls vienas kits ir didesnis, bet, na, žiūriu, nelabai, o, nelabai, kaip sakyti. Bet aš tikiu, kad yra čia ir tų didesnių, tik tai gal neužkilę, kaip sakyti, nesukilę. O čia tai tie žolinukai, nu ką. Angylio iš vis nekim. Kiek praėjau ten ant tų tokių 3,8, 4,4. Tai va tik tokie va degtukiukai. Tokie tik tai degtukiukai. Penki šeriukai iš tos va ketikės. Tai kaip sakyt, pagavai 5. Kaip sakyt, va patikrinai da. Nėra, eini vėl į kitą eketę. Čia 5, ten 2, ten 3, kitoj 4 liktais. Ar irgi 5, va nežinau. Nėra, nu gerai. Einam dar arčiau krantą, pamėginti. Tai va, patys matėt. Žodžiu, toks va tas va, palaukit, lašas. Žodžiu, toks va tasai, ta užtvankėlė, vėjuota, šalta, vakarėja. Tai, kaip sakyt, gaila to upelio, aišku, kad neužlipom, galbūt nu pagavę kokių kojų ar kažkokių šerių. Tai nežinau, ar tas video čia, kaip sakyt, susisuks kažkoks. Na, jeigu susisuks, tai bus toksai labai, kaip sakant, nei šioks, nei toks. Norėjau padėkoti tiem, kas žiūri, kaip sakyt, kam įdomu gal. Nežinau, jeigu yra kokių klausimų, norit kažko paklausti ar kažko, tai parašykite komentarą, paklauskit. Pasistengsiu visą laiką atsakyti. Nu ir aišku, va, prenumeruojat, irgi gerai, visai, kaip sakyt, po truputį. Ir va, tai dar kartą ačiū. Ir viskas, o aš važiuoju namo. Tai susitiksim kitą kartą. Iki.